Sveiki, mėlyjeji! Taigi susitinkame antroje pokalbinės laidoje apie motinystę. Ir pirmoji laida buvo labiau tokia apie bendrai apie viską, kad pradedu šitą dalyką daryti ir dar kol kas noriu nufilmuoti kelis video į priekį ir būti užtikrinta, kad turėsiu pakankamai jums ką parodyti. Na, o jeigu jums patiks daugiau, būtinai darysiu ir toliau. Tai būtinai palikite komentaruose, ar jums patinka tokio tipo podcastai, laida. Turiu planų pakalbinti kai ką ir kai kurias mamas. Tai tikiuosi taip man ir pavyks padaryti. O šiandien sugrįžtu su tokia man labai aktualia tema ir šiaip gal visuomenėje aktualia tema. Dar prieš tai norėčiau pakviesti jūs, paspausti subscribe ir like mygtuką apačioje, kad galėtumėt mano turinį matyti dažniau. O šiandien bus tikrai viskas tikra, labai nuoširdu ir čia susirinkome būti pagaliau tikrais. Net susigraudinau tai pasakysi, nes kodėl susigraudinau? Nes man tai iš tikrųjų labai svarbu yra būti tikrai savo ir savo žiūrovam, savo auditorijai ir šiaip apskritai gyvenime to trūksta. Ir pradedi matyti, kai kurie žmonės renkasi būti atviri ir tai labai įkvepia. Tai norisi ir pačiai būti tai, kuri įkvėps galbūt kitas mamas. Daugiau pakalbėkime apie pačią temą. Tai šiandienos tema būtų apie pogimdyvinės depresijos, ar jau viskas, aš jau nesergu, ar tai jau pabaiga. Ar gali baigtis pogimdyvinė depresija, aš tikrai negaliu atsakyti, aš nesu specialistė, psichologė ar psichiatrė. Tai yra visiškai, ką aš dabar pasakoju, mano asmeninė patirtis, nuomonė ir dalinuosi savo, kaip sakant, gyvenimo nutikimais. Tai pirmiausia, apie ką norėjau pakalbėti, apie nemigą. Tai is a real thing. Deja, kaip ir tikėjausi, kad tai bus ir kad bus sunku išmiegoti turint kūdikį, bet tikrai vis tiek teorija yra nenugalima prieš praktiką, ar ne? Nugalima prieš praktiką, nes kai tu viską pajauti savo kailiu, viską supranti, kaip kas vyksta čia ir dabar su tavim ir tu nieko negali padaryti, tai daug yra sunkiau ir daug perlipi savęs, kad galėtum tai padaryti, ar ne, tu aukoji save. Tai va, tai jau 9 mėnesius kaip nesu miegojusi per naktį. Tai iš tikrųjų tai yra sunkiausias darbas, kurį esu dirbusi gyvenime. Šiaip esu žmogus, kuris mėgsta pailsėti. Nebūdavo taip, kad labai anksti eidavau miegoti, žinot, taip 12, 11 ir tas nemiegas, apskritai nekokybiškas miegas mane labai žlugdė nuo pat pradžių ir labai prastai jaučiausi dėl to, kad negaliu išmiegoti. Dabar jau viskas kaip ir geriau, dėl to, kad nežinau, kas pasikeitė, bet galbūt organizmas priprato prie to nemiego, galbūt, kurios žiūrite mamos, galbūt mūsų mamos nelabai dar suprantat, bet kurios tik tai būsite mamos, bet kurios esate mamos, tikriausiai suprantat, ką turiu pasakyti, kad, pagerėtas, bet reikia nemažai laiko iki to, kol pagerėja ir kol organizmas pripranta prie tos būsenos. Tai va, tai negaliu pasakyti, ar pagerėjo, bet tiesiog pripratau matyti prie tos būsenos. Ir iš tikrųjų, pačioje pradžioje tai labai tave destruktina, nes kai tu neišsimiegi, automatiškai visi kiti dalykai, kuriuos tu turi padaryti per dieną,
jie būna tokie, tu esi pavargęs ir tu negali funkcionuoti normaliai, bet tu turi saugoti kūdikį, maitinti jį, prižiūrėti, žaisti su juo, būti ir tau tas darbas tęsiasi visą dieną ir po to visą naktį. Tai, žodžiu, tas visas, kaip sakant, tas dalykas su miegu yra tikrai tikras dalykas ir daugumai ir reelsų, ir TikTok'e tikriausiai ten, aš nelabai žiūriu TikTok'o, bet Instagramo reelsuose galima matyti tikrai tokių pavyzdžių, kaip pašiepiama šitas dalykas, kad tėvai neišmiega per naktį. Tai va, tai ir mamos, kurios esate dabar tokioje situacijoje, kai nesenai pagimdėte galbūt ir susidurite su ta, kad pastoviai reikia prižiūrėti kūdikį ir naktis būna sunki, nes reikia jį migdyti dar papildomai. Tas šiek tiek galbūt pagerės dėl to, kad nebereikės permigdinėti vaiko, jeigu susidėliosite dienotvarkę ir tą naktį susidėliosite kažkaip patogiau ir šiek tiek išsisprendžia tie dalykai ir man belieka tik tai pamaitinti austėją. Dabar keliasi labai dažnai, 9 mėnesį tai iš viso, po 5-6 kartus mane kelia. Tai pradžiai buvo labai skirtingai, būdavo ir kad 5 valandas jinai nevalgo, bet tada atsikelia, o dabar dažnai būna ir tie visi dalykai skiriasi ir vis kiekvieną mėnesį vis kažkas kito gaunasi ir negaliu pasakyti, kad tai lengvėja, bet kad tu apsipranti ir sau lengviausia pasidarai poziciją sunkiausioje padėtyje. Tai tiesiog pamaitinau austėją ir miegam toliau. Tai prisiglaudžiu prie krūtinės, turiu atsiminti dar iš kurios krūtinės maitinau prieš tai, kad jau ta krūtinė, jeigu nebeturi pieno, kad turės tą krūtinę pieno, bet vis tiek duodu tada daugiau gausiau to pieno iš kitos krūtinės. Tada ją turiu persivesti į kitą pusę, pasidėti patogiai, įsitaisyti, žodžiu, visi tie dalykai. Tai šiek tiek atsibudinė, išsikeli iš tos pozicijos ir tada gaunasi taip, kad vėl gali pamaitinus, bet aš dažniausiai būnu budri, kad jos tiesiog su krūtinė neprispausti jos nosytės. Nors šito jau tikrai nebereikia daryti, jinai puikiai orientuojasi, jeigu ir užgulčiau aš ją nosytę, toj pat jinai kažką darytų, ar nusisuktų, ar atsitrauktų nuo manęs, nes jinai labai judri, labai guvi ir jau žino visus šitos dalykus ir niuansus. Tai nebūtų problemų, bet vis tiek yra išlikęs toks kaip tikas, kaip kažkoks dalykas, kur tu vis laik saugai vaiką naktį. Tai dar gal prie šito prieisim pokalbio metu, pokalbinėje šitoje. Taip pat norėjau pakalbėti dar tokį punktą apie aplinkinių reakciją sergant depresiją. Čia trumpam nukrypom dėl nemigos, bet kaip supratot, nemiga irgi įtakoja tavo visą tą būseną ir ką ir norėjau pasakyti dėl tos nemigos, kad įtakoja tavo būseną, psichologinę būseną. Aš net nebejoju, kad taip yra. Nors yra sakoma, dabar irgi atsiverčiau puslapį, parašyta, kad 19% moterų pogimdyvinės depresijos požymius. Tai kokie jie yra tie požymiai, tai kad gali, pavyzdžiui, valgyti arba labai mažai, arba labai daug, tada miegi labai mažai, arba dažniausiai mažai miegi, neturi energijos, motyvacijos, gali nepriimti ir savo kūdikio, nenorėti jo rūpintis. Man šito nebuvo, bet tikriausiai būna taip mamoms ir moterims. Man taip pat labai buvo, kad aš daug verkdavau ir tokio, dažnai verkdavau, saustėja, kad ir šalia būdavo ir verkdavau. Dažnai jaučiausi beviltiškai tokio situacijoje, iš kurios negali išeiti ir panikos priepuoliai šiek tiek pasirodydavo. Tokia nerami, tokia liūdna būsena visą laiką. Tai yra pogimdyvinė depresija, yra liga
Ir kad ir rašo 19% susiduria moteris pagimdžiusios, nežinau iš kokių čia statistinių duomenų ir kokia imtis imta, bet kiek pakalbu su aplinka ir kiek podcastų klausausi, iš tikrųjų yra žymiai, man atrodo, ženkliai didesnis procentas, negu yra, kaip čia pasakyti, statistiniai duomenys surenkami. Nes mano manimu, nedaug kas turi galimybių kreiptis pas psichologus, nes šiais laikais arba didelės eilės yra, jeigu tu gauti nemokamai nori, arba jeigu nori mokėti, tai mokėsi labai didelius pinigus, ką aš irgi dariau pradžiai, dabar šiek tiek padariau pertrauką trumpam, nes turime šiek tiek tokių išlaidų austėjos ugdymui ir truputį dabar padariau pertrauką, bet tikiuosi sugrįšiu, nes tikrai dar yra neišspręstų klausimų. Ir nors jau jaučiuosi geriau, jaučiuosi tikrai neblogai ir tokia užsimotyvavo šiek tiek ir padirbėti daugiau su tais video ir jums kažką pakurti, kaip sakant, bet būna vis tiek save randu akimirkose, silpnumo akimirkose, kai verkiu, kai nebegaliu, kai dar stresuoju, būnu piktesnė, tai šiek tiek dar yra ką išvalyti. Viso šito galbūt ir psichologinio mano pagrindo dėl pogimdyvinės depresijos buvo iškelti lūkesčiai, tai per daug galbūt galvojau, kad vienaip bus, savo prisigalvoju mintise, kad tu taip ir taip darysi, kad tau ir taip ir seksis, kad viskas bus gerai, kad tau bus lengviau negu kitom mamam, kaip jos čia buvo, kaip joms ši darėsi. Ir ateina toks dalykas, ateina vaikas, pasibeldžia tau ir sako, mama, kuku, aš nebūtinai bus lengvai užmigdomas vaikas. Ir nieko nepadarysi ir turi susitaikyti ir kad tau pakliuvo šiek tiek sudėtingesnė situacija. Ir tas lūkesčių iškelimas, kaip turėtų viskas būti ir kaip kitoms yra ir lyginimasis, labai prisideda prie psichologinės būsenos ir tada tu toks jautiesi, kodėl man nesigauna, kodėl šiaip kitiem lengva yra. Nu, žodžiu, visas šitas toks šlamšto mąstymas, ko tikrai nereikia mūsų galvoje. Reikia labiau tokio realizmo ir galbūt su šitais video tokį norėčiau įnešti to realizmo ir tikrai nedangstyti ir nemeluoti, kaip yra, ir taip pat tas pats išėjimas galbūt su tuo, kad man yra pogimdyvinė depresija, ir yra parodymas, kad nebūtinai kalbėti apie tai reikia moteriai, kuri net nenori kalbėti aplinkiniams ar ten gal pažįstamiems draugams, ar iš vis net nenori atsiskleisti. Nėra būtinybės galbūt plačiai kalbėti visiems apie tai, bet apskritai kaip stigma tokia ir kaip, ką mes manome apie mamas, kurios serga pogimdyvinę depresiją, mes galvojame, kad jos yra išprotėjusios, tiksliau aš negalvoju taip, bet yra tikriausiai žmonių, kad jos verkia visą dieną, kad jos tokių daug misconceptionų, tokių klaidingų nuomonių, kad mamos nieko neveikia, mamos tos, kurios serga, nesirūpina savo vaikais, kad jos nesugeba rūpintis vaikais. Tai tie iškelti lūkesčiai šiek tiek duoda iš tikrųjų per tą smegenėlės ir tada pradedi susipažinti su ta realybė ir supranti, kad tavo patirtis yra unikali, nes tu pirmą kartą esi mama ir pradedi tada priprasti prie to viso to buvimo su to vaiku, pradedi ieškoti tokių žmonių ir mamų, galbūt internete kažkur ar su kažko pasišneki, kuris labiau
tą kitokį motinystę daro ir pradedi suprasti, kad viskas gerai, kad aš galiu atsiduoti tam vaikui, kad aš galiu tai motinystė atsiduoti, atsipalaiduoti, kad viskas praeina. Daug pradedi tokių dalykų suprasti ir galiausiai taip ir būna, ir tas praeina, ir tas kitoks etapas ateina, dar būna ligos. Tai ir žodžiu, ir ta motinystė tokia besikeičianti yra, bet to pačiu ir mamos truputį konkuruoja viena su kita. Čia yra tikrai nepaslaptis. Ir va tas ir būna, kad mamos, galbūt net apie konkurenciją dar pašnekėsim, bet būna, kad mamos net viena kitos nesupranta, nes pas juos buvo vienokia patirtis, o pas jūs yra kitokia. Ir netgi gali pasakyti, o kaip tu čia nesusitvarkai, jeigu aš susitvarkiau. Ir viskas, ir tavęs nesupranta kita mama, ir tu pergyveni, blemba, ką aš netaip darau. Bet yra skirtingos patirtis, yra skirtingi jausmai, yra skirtingi backgroundai, kaip mes augom, kaip mes tobulėjom ir kiek mes turim tų įrankių ir įgūdžių susitvarkyti su savo jausmais. Aš pati augau iš tikrųjų šeimoje, kurie labai visi yra garsus žmonės, ta prasme, ne žvaigždės ar kas nors, bet šeimoje garsus ir šaukia ir rėkia vienas ant kito. Mamos vaidmuo visada buvo aukos vaidmuo, mačiau, kaip reikia pasiekti dalykus verkimu ir šaukimu, tai aš irgi tą patį viską dariau, ką aš mačiau savo aplinkoje. Tai va, tai mes viską perimam iš savo aplinkos, iš tėvų, iš dar kažko. Tai ne visi moka dylinti su emocijom vienaip, kaip jūs galbūt mokate. Ir dėl to reikia man, pavyzdžiui, daugiau pagalbos dylinti su savo jausmais dabar, kai aš esu jau vyresnė. Nors atrodo, jau esu vyresnė, turėčiau žinoti ir mokėti. Bet dėja yra visada kur tobulėti ir mokytis. Ir svarbiausia priimti tai, kad tu esi neteisi kažkurioje situacijoje. Ir kad negali šaukti, ir kad negali rėkti, ir kad turi susivaldyti ir visa kita. Tai laviruoti yra nelengva, galbūt tas, kurios mamos jau esate naujai, susidūrite su šituo. Tai vyksta ne tik tarp draugų, bet ir tarp šeimos narių, kai mamos, senelės, močiutės pasakoja, kaip reikėtų daryti ir auginti vaikus. Tai va, ta konkurencija iš tikrųjų tarp mamų yra labai didžiulė ir šiek tiek kartais liūdina iš tikrųjų, nes nebegali pasidžiaugti smagiais dalykais, kas nutinka su vaikais, norėtum padiskutuoti, bet žinai, kad gali įlysti į tą krūmą, kur neišlysi, kad bus vėl prasidės konkurencija ir lyginimasis ir tada tu galvosi, o gal man čia trūksta kažko. Bet karts nuo karto pavyksta taip gauti tokios informacijos. Šiaip turiu visai neblogų draugių, kurios kažkaip yra, kad ir galbūt nelabai tam pavyksta, bet būna dažniausiai, kad pavyksta labai pabendrauti, taip nesistengiant labai konkuruoti. Yra konkurencija, bet tokia švelni ir tokia sveika konkurencija, bet labiau su tokiais guidance ir su tokia, net nemoku paaiškinti, tikrai nėra liga, kad tai yra tikrai liga ir nėra išgalvotas dalykas, nes dauguma irgi gal galvoja, o čia moteris prisigalvoja visokių, tingi gal tą vaiką prižiūrėti, aš nežinau, ką mamas išgyvena, ką kiti galvoja, tai yra apie mamas, kurios tai išgyvena. Tikrai depresija yra liga ir galima kreiptis pas psichologus, pas psichiatrus ir tikrai ir aš pati šitoj savo nesąmoningoj būsenoj ir trankiau ir ranką savo, kai buvau toj situacijai sunkioj ir žinau, kad pažįstamos irgi taip elgėsi su savim blogai, save skriaudė, tai žinot, nėra lengva šitas kelias ir
jeigu atpažįstate save tokioje situacijoje, kreipkitės pagalbos. Yra tai sunku padaryti iš tikrųjų. Galvoju, kad esi keblioj situacijai, bet ką aš pirmiausia dariau, tai aš pirmiausia pasisakiau artimiausiam žmogui, tai yra vyrui, tada pasakiau dar vieniem artimiem, kad man reikia pagalbos, gal žinot, kur kreiptis. Ir tai jau buvo šioks toks išsilaisvinimas. Tada vyras šiek tiek po dar vienos krizės neprivertė, kaip čia pasakyti, paprašė galbūt, kur galėčiau užsiregistruoti, surado ir susiradau, pas ką norėčiau. Susiregistravau ir tikrai visiems to palinkėčiau, kurie susiduria su šitą ligą, kad įmanoma šiek tiek save truputį nudžiuginti ir prasklaidyti tos debesis savo viduje. Svarbu kreiptis. Tai va. Taip pat šitame sunkiame kelyje apima ir vienišumo jausmas. Net nemoku paaiškinti, jis toks labai stiprus, toks tu prižiūri vaiką ir toks atrodo ir turi ir vyrą, ir šunį namuose, ir turi šeimą, ir viską, ir turi tikrai gerus draugus aplinkui, žmonės sąmoningus, ir mylinčius, ir kolegas, ir visa kita, bet toks jautiesi vienišas šitame kelyje, nes galbūt nėra aplinkui draugų labai, kurie turėtų vaikų, bet dabar jau vis daugiau jų atsiranda ir yra. Tai labai džiaugiuosi, iš tikrųjų, ir kad bendraujam, tas labai irgi faina, bet tada, kai esi toje emocijoje, jauties toks vienišas ir nežinai, kas tau gali padėti ir net neįsivaizduoji, ar tau gali padėti ir tada supranti, kad niekas negali tau padėti šitoje situacijoje ir jauties toks vienišas. Jeigu dar ypač vyras būdavo darbė, atsimenu, ir neužmigdavau stėjęs ir nieko negaliu padaryti, ima frustracija, o tada ima beviltiškumas, o iš beviltiškumo imasi pyktis, nes negaliu kontroliuoti situacijos, galiausiai pradedu save skriausti, rėkti, nuėjus nuaustėjęs toliau šaukti, rėkti, išsirėkti, bandau kažkaip tos jausmus pašalinti iš savęs, tiesiog kaip tokį, kaip į šiukšlinę išmesti, bet vis tiek niekas neišsivalo, niekada neišsivalo. Kol galiausiai labai gerą patarimą išgirdau iš savo psichologės, kad kai jaučiuosi beviltiška, kad paleisčiau, tiesiog jausčiaus beviltiška ir nebandyčiau pereiti į kitus jausmus, į tą pyktį. Tai ir iš tikrųjų toks suvokimas atėjo, kad niekada neleidžiu savo būti beviltiška, kad galvoju, kad visą laiką turiu kažką padaryti ir kažkaip išspręsti situaciją. Ir vieną kartą tą pabandžiau padaryti, o vis tiek vieną kartą neužmigo. Daug kartų yra neužmigus, tiesiog tą kartą neužmigo. Ir bandžiau daug kartų užmigdyti ir supratau, kad esu beviltiškoje situacijoje, negaliu tiesiog užmigdyti jos ir padėjau vaiką tiesiog ant žemės. Šiek tiek išsiverkiau ir tiesiog buvau beviltiška ir viskas, ir tiesiog vaiką padėjau ant žemės, nes jinai jau užsidėjo, man atrodo. Ir buvom tiesiog, vaikas buvo miego, bet tada jai kažkada pradėjo imti miegas ir galiausiai tada ėjau dar kartą pamigdyti ir užmigo. Tai labai sunku šitas momentas iš tikrųjų man su migdymais. Nežinau ir psichologinio pagrindo šitam netgi iš tikrųjų, kodėl mane taip trigerina tai, kad vaikas gali neišmiegoti, nežinau, ar čia susiję su tom problemom, kuriuom susidūriau, kai buvau austėję pilve, su tom patologiniam ligom, ar su kuo čia, kad vaikas būtų sveikas, žinot, visada
kad išmiegojęs, sveikas, gyvybingas, žodžiu, nežinau, čia gali būti gilesni dalykai, dar neišsiaiškinau, bet, žodžiu, tai yra tikrai, man iki šiol rebusas. Tai va, tas vienišumo jausmas, jautiesi vienišas, žinai, kad tikrai niekas neateis, tau nepalinguos vaiko ir tą akimirką, kai tau tiek suėma visas pyktis ir nervas ir tu niekur negali dingti, net negali trumpam kažkur nueiti nuo vaiko, ar ne? Šiaip realiai galėtum, bet bijai palikti net vaiką, nes tau yra išsivystęs tas toksai dalykas, jeigu tu bent sekundį paliksi ar nieko nenutiks vaikui. Nors greičiausiai geriau yra trumpam palikti kelias 5 kokias minutės, tarkim, vaiką vienoje vietoje ir nueiti kažkur išsiverti, ar aš taip dabar darau, jeigu man būna labai didelis stresas, verkiu, tai nueinu tiesiog po to ar palieku kažkur austėje, saugiai palikti, aišku, reikia, ar lapšelėje, kur yra atitvarai, jeigu dar vaikas nejuda, arba tiesiog palikti kambarėje, jeigu juda, ir nueiti kitą vietą, šiek tiek atsipūsti. Ir ką aš dabar darau, tai su šaltu vandeniu apsilieju savo veidą, tokį šoką šiek tiek gaunu ir šiek tiek, nežinau, nurimstu to pačiu, galbūt išsikvepuoju, žodžiu, tokie dalykai, kad nusiraminti. Tai va, atrodo tikrai nemažai priešnekėjau. Šiandien būtų toks video, trumpai apie depresiją, apie aplinkos tą spaudimą, apie mamų konkurenciją. Tai iš tikrųjų, jeigu dar kažkokios temos norite giliau galbūt pašnekėti, gal norite daugiau apie mano pojūčius išgirsti, kaip su pogimdyvinė depresija jaučiuosi ir panašiai, tai būtinai parašykite komentare, labai lauksiu jūsų komentarų, nuomonių, kokių video norite galbūt tema paklausyti. Ir tikrai šitie video, man atrodo, ir man bus reikalingi. Galbūt susidėliosiu ir savo mintis ir galbūt kitiem kažkam tos mintis dėliosis dėl to atvirumo, tai tikiuosi bus naudinga ir tau, ir man. Tai linkiu tikrai didelės sėkmės ir tokios vilties, kad yra viskas gerai, bus gerai ir tau pavyks. Tai ir tą patį aš savo čia irgi sakau, kad man pavyks. Kai aš galvojau, nors nepasidaviau, dariau ir video, kai buvo kūdikis austėje, stengdavausi redaguoti, nors laiko nebuvo, jėgų nebuvo, sirgau pati pogimdyvinę depresiją, bet vis tiek atradau jėgų daryti ir video. Ir man atrodo, šiek tiek man tai padėjo, kad galėčiau truputį to, žinot, išlaikyti savirealizacijos. Tai va, tai galbūt išlaikykite tą viltį, tegul rusena jinai, kad nebūtinai sugrįšite į tokį, kokią buvote, bet galbūt atrasite kažką naujo. Ir ta viltis tegul būna jumise. Ačiū, kad žiūrėjote. Galėsime padaryti, jeigu jums įdomu, ir antrą dalį apie pogimdyvinę depresiją, nes šita yra tema tokia tikrai svarbi ir reikalinga kalbėti apie tai ir tą visą, kaip sakant, normalizuoti dalyką, kad tai yra ir kad mamos tikrai nebūna kažkuo blogesnės ar prastesnės dėl to, kad jie serga tą pogimdyvinę depresiją. Aš taip pat ir viską veikiu, ir planuoju, ir keliauju, ir pramogauju, ir juokiuosi daug, ir šypsausi. Tiesiog būna sunkių dienų ir tos dienos labai sunkios. Tai va, tai labai kalneliais tokiais varinėjom šitoje lygoje. Tai va, tai ne, būna tikriausiai mamų, kurios tikrai labai giliai serga tokiam lygom, bet būna ir va tokių atvejų kaip mano, kad aš laviruoju. Tai va, tai tikrai negalvokit, kad mamos nieko nesugeba, kurios yra pogimdyvinėje depresijoje, jas taip pat kiekvieną dieną turi rūpintis savo kūdikiais. Tai turėkite omeny, o mes susitiksime kitą savaitę
ir su nauja laida. Tikiuosi, kad jau pasikviesiu svečią, o jeigu ne, tai parašykite, ką norėtumėt, pakalbėčiau ir susitiksime kitame video. Iki.